O tema yra susijusi su laiku, tai ją ir pats aukščiausias liepia vystyti. 25 euras. Aš, žinot, kaip pagalvojau, tiesa, studijos Zigmas Vaišla, jeigu kas nors tik nuo šitos gražios muzikinės kompozicijos įsijungia radiją. Pagalvojau, kad kaip ir viskas jau, visi europietiškos tapatybės dalykai yra pakabinti ant trofėjų sienos. Narystės visos įmanomos, euras dabar paskutinę vietą užėmė ir žvilga vis dar. Ir ką toliau? Toliau tik tai kažkoks ekstensyvus judėjimas. Jis, aišku, malonus daliai visuomenės, visada taip būna. Bet visuomenė juk nepaslaptis vienyje tam tikra idėja, tam tikras bendras tikslas. Na, bent jau buvo tais klasikiniais laikais. Gal dabar viskas pasikeitė, nebereikia tų bendrų tikslų, tiesiog pasiekėme tam tikrą krantą ir gerai. Tiesa, yra dar viena aplinkybė, kuri leidžia telktis, tai yra grėsmė iš rytų. Bet sutikit, ilgesnė perspektyvoje šitie negatyvūs veiksniai telkiantis, na, jie vis tiek nesukuria konstruktyvių, man taip atrodo, pasiekmių. Nors gal aš klystu? Ką galvoju? Tai, ko gero, reikia apsispręsti. Šiaip aš pasakysiu, visuomenė pasimetus. Nu, nepykit, mėlyjei, bet manau, kad taip yra. Kodėl? Ir jeigu lyginam 25 metus... O laidos tai bus ne tik pasimetę, bet ir įpykti. Visko bus. Daug kas gyvena tik savo tiesą, kito žmogaus argumentų nenori girdėti. Pasimetę kodėl? Pasimetę todėl, kad aš taip ir pasiūliau čia kažkada. Tai vis tik apsispręskime, ko mes norime. Ir susitarkime, ko mes norime. Tai dabar paminėjai grėsmės iš rytų, bet tai tos grėsmės yra ir iš vakarų. Tai kalbėkim irgi ramiai. Paminėjai eurą, sakai, ko dar betrūksta. Tai iki visiškos federalinės valstybės padarimo betrūksta labai nedaug. Pilietybė bendra. Yra tam jau ir skirti pinigai, ir programa, europinė programa, kuri tai siekia realizuoti. Skirtingai nuo tarybinių laikų naujosios sąjungos vadovai ne tik, kad neslėpia, jie atvirai sako, tikslas yra, kad nebeliktų valstybių ir tautų šitoje sąjungoje ir net konkretus terminai nurodomi, kurie čia dabar 22 ir 25. Ir tada mes turim apsispręsti, ar mums tai gerai, mes to norime, ar mes to siekiame. Ir jeigu ne, tai tada laikas pradėti mąstyti, nes taip mums nesusitarus dėl tikslo. Ir aš manau, kad po taip vadinamo įstojimo į Europos Sąjungą iš vienos pusės atsipalaidavome, iš kitos pusės to akivaizdžiai buvo pasinaudota, nes niekas tų tikslų nedeklaravo, jie turėti buvo galvoje, bet viešai nesakomi. Dabar, kai jau šis procesas integravimuose pažengė, tai tada pradedama šnekėti. Trūksta dar bendros prokuratūros, kad drausmingiau viskas vyktų. Sprendimas toks yra. Tai vat laikas matyti, staptelti, pamastyti ir susitarti, kur mes einame. Bet čia ir yra turbūt svarbus dalykas sudėlioti pagrindinius akcentus. Ką žinau? Žinot, vat yra... Taip, nes tuo metu, prieš 25 metus, bent idėja buvo aiški, kaip ją įgyvendinsime ir kas bus po to. Idėja buvo nepriklausomybė valstybės. Gerai, bet turbūt daugelis tai suprato ne tik kaip galutinį tikslą, bet kaip priemonę. Priemonę, kad žmonės gyventų jų įsitikinimu, supratimu normaliai. Vėlgi, tas įsitikinimas ir supratimas yra įvairus. Tiesa, vienam normaliai taip, kitam kitaip, bet bent jau ta materialinė gerovė, laisvė, pagrindinės tos laisvės, judėjimo, žodžio,
na, nežinau, visi kiti dalykai susiję su tuo, ką vadino vakarietiškų gyvenimo būdų. Aišku, ten irgi yra visko, visur visko yra, bet pagrindiniai dalykai jie yra įgyvendinti. Tai tada valstybė yra tik instrumentas. Mesgi į tai žiūrime kaip į būdą žmonėms padaryti geriau. Ir tada ar nepriklausoma valstybė, ar įtraukta į kažin kokias sąjungas, federacijas, didelio skirtumo nėra, jeigu žmonės laimingesni. Jeigu laimingesni, Taip. bet kasmet, man atrodo, tos laimės mažiau, o dabar mes jau susidūrėm su tuo, apie ką, ko gero, dar prieš metus net ir pagalvoti negalėjom, apie akivaizdžiai dirbtinai eskaluojamą karą, kuris gal įvyks, gal neįvyks, norėtųsi, kad to nebūtų, bet norėtųsi, kad eskalacijos taip pat nebūtų. Ir todėl... Tas principas, jei nori taikos ruoštis karui, jisai galbūt, vėlgi, kaip ir visi principai veikia tik tai tam tikrų metų ir tam tikroje vietoje, bet turi teisę egzistuoti. Be abejo, bet mes... Kiekvienam po parabelį ir mes būsime saugesni. Neduos kiekvienam po parabelį. Tai dėl to ir kovojame. Na taip, Jungtinėse Amerikos valstijose kitoks požiūris į tai, Šveicarijoje taip pat kitoks, mūsuose kitoks, viskas sukoncentruota į valstybės institucijas. Tai gal ir gerai, bet iš kitos pusės tada klausimas yra toks, ar yra atsakinga mūsų valdžia, ar jos sprendimai provokuoja tai, ar jos sprendimai yra nukreipti būtent galų galia visų pirma ramybei mūsų žmonių užtikrinti. Jau nekalbu apie socialinę ir ekonominę gyvenimo pusę. Tai štai toks yra šiokia tokia nemaloni patirtis. Ne visi turbūt ją turi kaip sąmonės faktą, bet kažkur tose sąmonės užkabarėse, man regis, tai neišvengiamai veikia. Aš esu tyrinėjęs 40 metų spaudą, iš dalies dėl tam tikrų su tekstai susijusių reikalų ir smalsumas irgi vedė. Bet štai ko norėčiau pasidalyti. Buvo oficiozas, Lietuvos aidas. Ir ten buvo įvairiausių dalykų, Smetonos buvo jubiliejus, įvairūs, taip sakant, tarptautiniai įvykiai aptarinėjami, kronika, kurią dabar pavadintume Aukštuomenės kronika, irgi figuravo. Ir iš publikacijų absoliučiai jokio nebuvo grėsmės pajautimo. Bet jeigu mes dabar žinome, kas įvyko, tai mėnuo lieka iki 2 savaitės. Atsiranda tik tai antram puslapį tokiam rėmelėje sudėrėtas tekstas, dabar sakytume reklaminis, propagandinis, kuris susijęs su tom kariniam bazėm. Jų čia atsiradimas Lietuvoje, Sovietų Sąjungos karinių bazių, buvo dar ir aplipdytas įvairiais kitom sąlygom. Tai va ten buvo, kad jūsų spaudoje būtų teisingai atspindėta, kas ten vyksta. Tai va tam rėmelėje dar ten kažkas tokio. Bet įsivaizduokit, va skaitai tą spaudą ir niekas nieko. Vienai dienai dingo Lietuvos aidas ir po dienos jis tapo visiškai kitoks, totaliai kitoks. Tarsi pakeitė laikraštį. Jeigu žmogus taip gerai būtų įkalęs ir atsibūstų po 2 dienų ir paimtų laikraštį, jis pagalvotų, kad jis kitoje planetoje gyvena. Dėl ko visą tai sakau? Na vis tiek, visa tai, kas po to įvyko, buvo susijęs su to, kad visuomenė absoliučiai buvo neruošiama. Visiškai. Apie Rusiją tai buvo taip. Sovietų Rusija vyksta įdomus eksperimentai. Maždaug, jie ten daro tą, daro šitą. Neutraliai, taip sakytume, subalansuotai, bet kad jie kažkokiu tai būdu gali pajudėti ir pakeisti mūsų čia gyvenimo būdą, visą sanklodą ir valstybę panaikinti, tai absoliučiai, gal draudimas toks buvo vidinis, bet mane tai šitas dalykas pritrenkė. Žmonės taiga buvo tiesiog užklupti
tam, kad nebūtume užklupti, kažką darome. Gal galėčiau sutikti su jumis, ne visai teisingai darom, bet kad kažką daryti reikia, tai reikėtų. Apie tai pagalvoju. Na, požiūris į komunistų partiją tuo metu buvo aiškus, manau. Tačiau, jeigu kalbam apie priemonės ir ką daryti, tai reikėtų atsižvelgti, ko gero, į dvi medalio pusės. Tai prisiminkim, kad mūsų karinis biudžetas tuo metu kažkur artėjo link pusės valstybės biudžeto. Ir ta pati Tarybų sąjungos vadovybė surikiavusi kariuomenę, ypač po suomiškos patirties, bent prieš Lietuvą buvo surikiavusi po 3, net 4 kartus daugiau ginkluotės įvairios, pavyzdžiui, tankai, artilerija ir gyvoji jėga, negu reiškia, mūsų pajėgos. Tai rodo... Apie valstybinius santykius. Apie valstybinius. O aš pat link to ir kreipiu. Dabar kitas, aš noriu pasakyti, kad vien tik tai galingos kariuomenės neužtenka. Vat štai vienas asmuo, du vyriausybės posėdėjo, Smetona ir kas dabar antras švietimo ministras, sakė, kad reikia priešintis. Tuo tarpu kariuomenės vadas ir kiti, nesigilinsim dabar, kodėl taip nutiko, bet nutiko taip, pasakė ne. Ir šitoje situacijoje vėlgi matau, kad nebuvo jokio derinimo nei su Latviais, Estais, likimo broliais, nėra jokio derinimo ir dabar. Noriu pasakyti, kad reikia ne tik tai kariškų priemonių, bet reikia visų pirma diplomatijos. Vienas pats susisklendęs, nesvarbu, ar tada tylėdamas ir nutilėdamas tą grėsmę, ar šiuo metu keldamas, aš labai atsiprašau, bet isteriją, taip kaip daro mūsų prezidentė, tai vargu, ar tai taip pat išeitis, jeigu tai darai vienas. O būkim biedni ir teisingai, prisipažinkim, ir jūs pats šiandien minėjot, tai faktiškai mes esam tokie vieni. Kodėl kyla klausimas? Tai aš čia sakiau, kad mes vieni. Aš sakiau, kad mes vieną kitą eurą. Apie eurą gali kalbėti, bet tai čia kitas klausimas. Aš vis tiek norėčiau pakreipti į tą, vis tiek valstybingumo, mūsų to naujausio valstybingumo 15-metį, turint omeny, kad buvo įvairių laikotarpių, jūs, kaip supratau, į ateitį žiūrite pakankamai minoriškai, turėdamas galvoje, kad europietiškos tendencijos yra susijusios su jūsų požiūrį nacionalinių valstybių naikinimu. Tai ne mano požiūris, jis oficialiai paskelbtas. Aš suprantu, bet tai yra įvairių, matot, ką ten įdėti į tą, koks turinys yra. O pašnekam apie turinį. Pašnekam apie turinį. Pirmiausiai, man neatrodytų, kad galima būtų susiti valstybių naikinimas, kaip sakėte, ir tautų naikinimas. Vat, kad tie dalykai, jie tam tikrą prasme greta einantis ir greta keliaujantis. Žiūrėkite, porą pavyzdžių. Nenaikinimas, nereikia taip supaprastinti, tokių žodžių jie nenaudoja, bet kad turi nelikti šitų savokų, tai yra taip. Bet europietiško erdvė, kuri atrodytų artėja prie integracijos, vis labiau atbunda nacionaliniai judėjimai. Nacionalistiniai, nesvarbu dabar ne dėl terminų čia susibūrėme. Katalonija, Škotija. Mes kalbame apie įvairias, jau čia pasiekė, taip sakant, akme šitie judėjimai, bet jie ne vieninteliai yra. Kitaip tariant, integruojantis atsiranda ir kita tendencija, mėginant susivokti, kas yra. Ir tada unitarinės valstybės, tokios kaip Prancūzija, kuri patyrė tam tikrą labai stiprų tokį, su unitarinė tam tikrą tendenciją, skirtingai nei, tarkim, Vokietija, kuri yra žymiai įvairesnė. Arba Britanija, kuri atrodytų irgi į panašią buvo upę įbridusi, bet va ten liko labai aiškiai apibrieštų socialinių visuomenės grupių, kurios
stengiasi palaikyti tą savarankiškumą tam tikrų regionų, kultūrų ir taip toliau. Ir taip tariant, kultūra Europa, jinai galbūt išgyvena renesansą. Ir kalbėti apie tai, kad, tarkim, federacinės tos tendencijos tą kultūrą Europą naikina, galbūt nėra visai teisinga. Tai kodėl atsiranda tokie judėjimai? Kiekvienas veiksmas iššaukia vienokį ir kitokią to veiksmą. Ir kai tas centralizavimas, federalizavimas žengia jau betodariškai, sparčiai ir skubant, tai akivaizdžiai matosi, tokiu atveju ir reakcija darosi aštresnė, skubesnė ir gausesnė. Dėl to šitie judesiai matosi visur, praktiškai visur. Štai dabar įvyks Graikijoje priešlaikiniai rinkimai, matyt, mėnesio pabaigoje. Ir atsižvelgiant jau matyti šitas visas peripetijas, Vokietijos kanclerė ir finansų ministras pareiškė, kad jie jau nieko prieš, kad Graikija trauktųsi iš eurozonos. Ir tik tai klausimas yra, ar iš vis iš ES traukiasi, ar tik iš eurozonos. Nėra taip visai, todėl kad ten buvo kalba, jeigu laimės, tos politinės jėgos ultrakairiosios, kurios deklaruoja tam tikrus dalykus, tai tuomet bus labai sunku suderinti Graikijos buvimą eurozonoje, nes ji, ta politinė jėga... Bet kol kas buvo kategoriška Angela Merkel prieš tai. Ir kad Vokietijos pozicija yra lemiama, tai visi puikiai suprantame. Tačiau dabar, jeigu jau kalbam apie tos centralizavimus, tai pasižiūrim, kasgi įvyko. Kasgi įvyko. Tai jeigu šiandien šnekam apie eurą, tai mažai kas žino. Ir kviečiu ryt 10:30 į Seimą, mano spaudos konferenciją, kalbėsim apie tos faktus. Bet aš noriu paminėti trumpai, kas atsitiko. Euras, o iš tikrųjų, kas atsitiko. Mūsų euras buvo padengtas 107%. Pavyzdžiui, Graikija stodama buvo apie 50% jų valiutos padengimas. Tačiau prieš įstojant visas atsargas mūsų valstybė atidavė Lietuvos bankui. Lietuvos bankas nuo sausio 1 tapo Europos centrinių bankų sistemos, kuriai vienvaldiškai vadovavo Europos centrinis bankas sistemos dalimi. Su viskuo, su visų turtu, su visom mūsų valstybės atsargom. Ir mūsų valdžia visus metus melavo, kad tos atsargos lieka pas mus. Paskaitykit protokolą dėl Europos centrinio banko ir šios sistemos, pasirašytas jis berods 12 metais. Tai yra susitarimas tarp valstybinis, kaip ir visi dabar daromi tarp valstybiniai susitarimai, nes kitaip apeiti konstitucijų nepavyksta nacionalinių valstybių. Tai aiškiai yra pasakyta, kad tai yra virš valstybinė institucija, kurios valdymo tvarkos negali pakeisti niekas, nei europarlamentinės struktūros, nei nacionalinės valstybės. Turim mes ten vieną vargšą atstovą, toj valdančiųjų taryboj, kurio balsas, patys suprantat, nieko nelems. Ir šita struktūra valdo visus šitos dalykus. Jis sprendžia monetarinę politiką, niekas neturi teisės ten kištis. Ir visos atsargos, visos perduotos ten. Dalį jie mums Lietuvos bankui patikė. Patikė tam, kad jis turėtų iš ko pragyventi. Bet šiandien tiek patikė, rytoj gal nieko nebepatikės. Lietuvos bankas, formaliai Lietuvos dar bankas vadinasi, jis neteko ne tik monetarinės politikos instrumento, bet jis tapo jau nebe mūsų, neatskaitingas Seimui, valstybės kontrolė. Taip pat įstatymas pakeistas, nebegali tikrinti, negalime atleisti net ir mūsų banko vadovų, jau nebevartokim mūsų žodį. Tai sprendžia tik tai ten, Frankfurte, vėl valdančioji taryba. Ginčai, pasakysiu, ginčai dėl jų sprendimų negalimi, dėl asmeninės atsakomybės taip jokios, o čia tokia įžangėlė, o pagrindinis dalykas, kas nutiko gruodžio 18-ąją, tai ratifikavo mūsų Seimas prezidentės teikimu euro stabilizavimo mechanizmo sutartį.
jos pakeitimą atitinkamą. Ir mes įstojame į tą klubą su įsipareigojimu mokėti tiek, kiek iš mūsų pareikalaus. Šiuo metu tas fondas yra 700 milijardų eurų. Problema bent prieš 2 metus buvo visų eurozonos valstybių problema, buvo skaičiuojama kaip 4000 milijardų. Ir mes neturim jokios formalios teisės pasakyti ne. Jokios. Pareikalauja iš mūsų, mes per 7 dienas arba teikiam mūsų įsipareigojimo valstybės arba pinigus. O kad eurozona yra probleminė zona, tai metų vidury ne Zigmas, ne Ginas pasakė Vokietijos centrinis bankas. Ir visi puikiai žinome rodiklius. Tai yra zona, kurią nebepasitikė. Pavyzdžiui, Japonija praėjusiais metais pardavė visus eurus, kuriuos laikė kaip savo valstybės rezervus. Visus pardavė. Ir tai yra, aišku, Mokate jau sugadinti nuotaiką. Ne, aš kalbu apie faktus, vertinkim kiekvienas kaip norim. Toks, sakyčiau, neutraliai melancholiška su balso intonacija, o gadinate mums tą medaus statinę. Medaus statinę, kai mes taip sakyčiau, sistemiškai. Ruošiuosi rytojos spaudos konferenciją. Arba iš tikrųjų finansuoja, kas spaudos konferenciją neklausiu, nes čia Seime veiksmas vyksta. Taip, dar iš signatarų netimta šitą. Beje, dėl tų visų reikalų, labai trumpai. Žinot, kad Rusijoje, čia diskusijos vyksta irgi. Kaip čia mes gyvensim? Pagal įstatymą negalima spausdinti rublių. Negalima. Dėl to, kad jie irgi finansinė sistema priklauso. Ir ne todėl, kad jie tokie norėtų būti priklausomi. Jie irgi nori būti labai nepriklausomi. Bet kartais finansinės sistemos principai, kaip jinai surėdyta, yra tokie, kad tu negali sakyti, o aš, žinot, noriu. Noriu daryti taip. Arba kitaip. Mes turim laiko dabar, ar jau pauzė? Nes aš tada pasakysiu, ką reiškia savo pinigų sistema ir ką reiškia nesava. Pabandom tada padaryti pauzę. Todėl, kad čia yra, jaučiu, ne 2 minučių ilgas pokalbis. O čia dabar Audrutė su žiniomis. Mes čia apie pinigus kalbėjom. Tai jo, priėjom prie jų. Jo, ir mes džiaugiamės, kartu džiaugiamės, kad tie pinigai yra. Kurie? Kokie, nesvarbu, kad pinigai yra. Kad dar turim pinigų. Pinigai juk yra ne tik simbolis, bet yra perkamoji galia. Tai yra ta energija, kurią žmogus gali panaudoti savo gyvenimo statybai. Kad jis taptų labiau patenkintas tuo, kad yra čia, šioje pakalnėje. Ir kalbėti apie tuos instrumentus, nuolat šnekant, kad žinot, ant tų instrumentų turėtų būti ne tas užrašas, o kitas, ne tas ženklas, bet anas. Tai yra irgi svarbus turbūt dalykas, nes simbolinės lygmuo, aišku, turi tam tikrą poveikį mūsų gyvenimui apskritai, to negalima neigti, bet tai, mano galva, yra daugelių žmonių antrinis reikalas. Man irgi nepatinka dizainas, turiu galvoj eurų. Bet, žinot, kuo didesnis nominalas, tai to man labiau patinka dizainas. Jau 100 eurų banknoto dizainas man labiau patinka negu 10. O žinai, Ginai, dabar ką man tu priminėjai. Po naujųjų metų pasižiūrėjau savo kuklės atsargas, aš turiu omenyje numizmatinės atsargas. Ir radau keletą... Lobį vadinam numizmatiką. Jo, bet aš kalbu apie anos Lietuvos 5 litų su Basanavičiaus galvos bareljefu monetą. Žinai, kas užrašyta ant jos briaunos? Tauta kažkaip vienybė. Aš pasakysiu. Užrašyti 4 žodžiai. Ir dabar pasakysiu 2 poras. Ir klausimas yra toks, kurią frazę pirmiau sakai, kurią vėliau. Viena frazė tavo gerovė ir tautos gerovė. Tai dabar kaip tą sakinį dėliosim? Tavo gerovė, brūkšnelis, tautos gerovė, ar tautos gerovė, tavo gerovė. Ir kalbant apie tai, labai prasmingas parašymas. Ir dabar kalbant apie tai,
perinant prie rimtesnio dalyko, kas mane stebino visoje šitame veiksme, tai, kad mūsų valdžia argumentų jokių neturėjo. Jie, beje, dabar žinias išklausėm, tai man nuoširdžiai gaila mūsų žmonių, kodėl valdžia tik 2 savaitės padarė šitą pereinamąjį laikotarpį. O kodėl ne 2 mėnesiai? Kam šitas stresas, kam tie žmonių pykčiai, kam tie visi nervinimaisi. Bet tai užmirškim tai, yra kaip yra. Bet dabar pakalbėkim apie tai, at vis tik, aš pasakysiu, tvirtą teiginį. Techninė, bet kam tas stresas? Taigi mes nežinom 2 savaitės čia su kuo susiję. O tai kodėl 2 mėnesiai, tada nesiblaškom ramiai. Tai nesvarstom, bet aš nemanau, kad čia galima būtų taip iš karto pasakyti, kad, vat, žinot, 2 savaitės tai blogai, o 10, o ten, tarkim, 30. Aš pasakysiu labai negerą nuojautą, kad susimėti žmonės mūsų ir nespės ištraukti iš savo saugių vietų, kaip pasakyti, visos sumos. Tai akivaizdu, kad tai yra vienas dar būdas sumažinti atsargas. Bet litus į eurus Lietuvos banke bus galima keisti amžinai. O jeigu pasitikslinsim, kažkodėl tai paskutiniu metu jau beskelbama jau pusmetį. Net į skirtingose kitose vietose, bet mes kalbame apie Lietuvos banką. Apie Lietuvos banką, pusmetis. Pusmetis buvo pasakyta. Dabar prieš naujus jau ne vieną kartą girdėjau skelbiant šitą. Norminį aktą nemačiau. Bet dabar perinam prie tos tautos gerovės ir tavo gerovės, kalbant per valiutos prizmę. Tai valstybė, kuri atsisako savo valiutos ir proteguoja kitos valstybės valiutą, tai yra, vis tik turim suprasti, kad ne valstybė. Ir aš jums pateiksiu labai gyvą pavyzdį. Visi žinom, kad čia... Gyvas pavyzdys, tai visos eurozonos narės, ar tik tai bus kai kurios? Jeigu kalbam apie instrumentą, tai kai kurie... Vokietija geras pavyzdys, markės atsisako. Bet jie, tarp kitko, didžiosios ko gero dalies dar markių negrąžino. Tai irgi vertas dėmesio faktas. Galima keisti, kaip aš suprantu, iki šiol. Ne numizmatai, jie gal kitaip masto tiesiog. Aš pasakysiu taip, dabar visi verkiam, kad buvo valstybė praskolinta nuo 17 iki 50 milijardų per krizės laikotarpį, Kubiliaus vyriausybė. Ir aš noriu pasakyti, valdžia pareiškinėja mum, taigi litas su euru surištas ir čia nieko baisaus, viskas jau mes supinti ir niekas nepasikeis. Aš nesakau, kad tai yra gerai, kad surištas, bet aš pasakysiu tokį ryškų pavyzdį, ką reiškia net ir tokiu atveju sava valiuta. Beje, tai yra ne tik Zigmo nuomonė, bet ir 2010 metais Tarptautinis valiutos fondas analizavo, kodėl krizės sąlygomis tokios valstybės kaip Lenkija, Slovakija, pavyzdžiui, lengviau pragyveno šitą krizę. Ir išvada pagrindinė yra ta, šios išvados yra mūsų valdžios giliai nukištos į stalčius, niekas jų nenori matyti. Pagrindinis buvo dalykas, kad turėjo savo valiutą ir neleido atsiskaitinėti kitą valiutą viduje valstybės. Lietuva beje leido eurais atsiskaityti ir leido ir iki šito įvykio. Tai dėl to mes prie tų, kur nukentėjom daugiau. Kaip, pavyzdžiui, toliaregiškai žiūrėjo Lenkijos valdžia. Nevažiuokim toli. Čia pat, ten Lenkija, kur visi važiavo apsipirkinėti daug kas iš mūsų lietuvaičių. 2006 metais jie nutarė, įstatymas priimtas, kad jeigu skolinasi ar tai valstybė, ar privatus subjektas iš užsienio ir jeigu įsipareigojimas yra užsienio valiuta, tai negalima skolintis daugiau kaip 2 metam. 2 ar 3 metam. Jeigu iki 5 metų jau reikia valdžios institucijos specialios pritarimo tam verslo planui, pavadinkim. Jeigu virš 5 metų skolintis galima tik tai zlotais. Ir žiūrėkit, ką tas davė. Tas davė tai, kad praktiškai niekas iš užsienio nebenorėjo skolinti ilgesniam laikui, kada palūkanos didesnės galimos, jeigu pereinama į zlotus. Reiškia, investitorius prisijima, kredito teikėjas prisijima vietinę riziką. Valiuta, kuri buvo nesusėda, plaukiojančia valiuta. Tai gerai, bet žiūrėk, kas gaunasi. Pas mus buvo sukabinta. Nu ir kas? Bet jeigu būtų valiutos rizika pakabinta kreditoriui ir jisai virš 5 metų nebenorėtų skolinti litais, tai jis ir neskolintų. Tas pats ir su zlotu buvo.
Ir krizės sąlygomis, kuris kreditorius būtų pasitikėjęs, jeigu nebūtų mūsų įsipareigojimas užsienio valiuta būtų litų. Nebūtų. Ir automatiškai nukirto šitos skolinimusis. Ir tada gaunasi kas? Tada viskas atsigrėžia ir valstybė į vidinį skolinimąsi. Ir tada būtų mūsų žmonių pinigai naudojami, o ne iš užsienio bankų praskolinta valstybė su milžiniškom palūkanom. Aš noriu pasakyti, kad štai tas instrumentas, o dabar tas, kas buvo sudėliota ir apie ką rytoj kalbėsim, tai įsivaizduojat, vyriausybė atsisakė šitų ūkio valdymo funkcijų, paprastai pasakius. Ir per šituos sutarčių ratifikavimus pernai vykusius, viskas nukeliavo į Lietuvos banką, o su Lietuvos banku į Europos centrinį banką. Nuo sausio 1. Ir tai reiškia, kad mūsų valdžia nebenori nieko reguliuoti šitoje valstybėje. Kiek duos Dievas uždirbti, tiek duos uždirbti. Beje, biudžetus Palaukit, pirmiausiai nereguliavo per fiskalinės. Kai valiutų valdybos modelis atsiranda, tai jis atsiranda... Apribojimai atsiranda, be abejo. Bet kodėl jis atsiranda? Vat kokia logika? Kodėl, pavyzdžiui, mes neplaukiantį valiutos kursą pasirinkome kažkada, o pradėsėjom su doleriu, o po to su euru? Pasakysiu savo subjektyvę nuomonę, kuri, manau, labai arti tiesos. Tuo metu jau buvo daug kas mūsų valdžioje praturtėjo, laikai neramus, kad apsaugot savo turtą. Manau, vidinis toks argumentas buvo nueita buvo pačiu primityviausiu keliu. Kad negalima būtų taip lengvai devalvuoti valiutos baigtas kriukis. Būtent, kad politika neįsiverštų į finansinius piniginius santykius. Bet jie tuo perėjimu įsiveržė. Ir dabar, jeigu mes lyginam vėl su Lenkija, kuri net nesvajoja, yra net politinių partijų pasirašytas susitarimas valdančių parlamentinių, kad jie į eurozoną nestos. Yra kol kas toksai. Tai jeigu valstybė bijo prisimti atsakomybę už savo ekonomiką ir ūkio valdymą, tai jie atsisako sverto. Taip surišim piniginio sverto, valiutos sverto. Jeigu surišimas įvyko, be abejo, iš dalies jau ribojimas įvyko. Ir nebuvo tokio preteksto, kaip pasaulyje paprastai išeiti iš tokios situacijos. Bet tarp kitko buvo įdomus eksperimentas. Mesgi perėjom nuo dolerio į eurą fiksuotą santykį. Ir jeigu priminsiu, kaip tai nutiko, tai vėl toks, sakyčiau, mūsų valdžios institucijų beraštystės pavyzdys. Nes Lietuvos bankas paskelbė, kad perišim litą nuo dolerio, JAV dolerio prie euro, tokiu santykiu, kurį Lietuvos bankas nustatys po 6 mėnesių. Tai žinot, va taip ginai mes va taip išmetam kauliukus ir sakom, kursas bus toks. Kauliukų rinkinys nedidelis, nuo 1 iki 6, tai tas pats. Toks pat profesionalumo lygis. Ir taip atsitiko, kad praktiškai vos ne minimume buvo susietas, turiu omeny lito ir euro santykį. Litas su euru. Taigi, svarto mūsų valdžia atsisakė. Valiuta, priminsiu, mūsų litas buvo padengtas 107%, visos atsargos atiduotos Lietuvos bankui, jis nukeliavo nuo sausio 1 į Europos centrinių bankų sistemą, kuriai vadovauja vienasmeniškai valdo tik tai Europos centrinio banko valdytojų taryba, taip vadinasi. Jūs man panašus į žmogų, kuris sako taip, žinot, mes čia galim turėti kažkokį labai sudėtingą instrumentą. Kažkokį, taip sakant, specialiom funkcijom. Nesudėtinga, kodėl visos valstybės turi valiutą. Aš turiu galvoje, mesgi turime visada mąstyti poroje. Yra instrumentas, yra tie, kurie tą instrumentą valdo. Pats savaime instrumentas. Jisai juk nėra išsprendžiantis visas problemas. Reikia, gal tai yra... Be abejo, tai ne vienintelis tam tikrų instrumento valdytojų. Ir jeigu tų instrumento valdytojų nėra, arba jie yra nepakankamas kvalifikacijos, tai tas arba bijo tai daryti. Žiūrėkit, drąsa šiuo atveju kvalifikacijos nesuteikia. Drąsa tik tai leidžia įveikti tam tikrus netolygumus. Ir kuriam laikui sudaro galbūt įspūdį, kad mes sugebame. Bet galima padaryti drąsiai tokių klaidų,
Apie Putiną mes dar šiandien nešnekėjom, bet va, praeitais metais drąsiai galima tokių klaidų padaryti, kad po to visus kitus metus, 15 reikės tas klaidas laižytis. Tai dabar kalba apie tai, kad instrumentas pats savaime, jisai vertingas tuomet, kai yra jų to instrumento naudojimuose aplinka. Balcerovičiaus aplinkoje, Lenkijos Balcerovičiaus, yra žmonės, kurie gali tą dalyką daryti. Čia net nedrąsos kvalifikacijos norėjau pasakyti. O pas mus, nėra, tai ką dabar daryti? Mes renkamės pagal situaciją įvairias strategijas. Sakom, gerai, mes neturime pajėgų valdyti tą instrumentą, tai einame tada kitų kelių. Tai kad čia blogai? Tai, Ginai, tu tą sakai, tik tai reikia baigiamą į tašką pasakyti. Turim valdžią, kuri nesugeba to daryti. Ir nueina pačiu paprasčiausiu keliu. Atiduodam visą valdymą. Žmonėms tas pats, kokiu keliu valdžia nueina. Žmonėms reikėtų, kad ta valdžia netrukdytų ir padėtų. Du dalykai. Netrukdytų tiems, kurie aktyviai stengiasi kažką daryti, ir padėtų tiems, kurie nesugeba dėl tam tikrų aplinkybių, negali, taip gyvenimo susiklosti, savęs kažkaip apginti. Va, du dalykai, o visa kita. Mums visiškai tas pats, kokiu keliu jinai nueis. Tai gerai, Ginai, tai dabar labai, aš siūlau palyginti, pasiekti šiek tiek kursą. Koks buvo lito ir JAV dolerio kursas nustatomas Lietuvos banko buhalteriniam atsiskaitimam prieš naujus metus, šiek tiek pasižiūrėti mėnesio bėgėje Lietuvos banko tinklalapis, tikiuosi šiemet irgi skelbė jį. Ir pasižiūrėti, kaip euras santykiauja su doleriu. Ir pamatysite, kad mėnesio praeitų metų kyla euras, doleris euro atžvilgiu nuolat kyla su tam tikrom. Tai tarp kitko buvo tokių minčių, kad ir išmąstančių žmonių, kad šitoj situacijoje Lietuvai gal, jeigu jau tik tiek mentalitetas mūsų te traukia, paprasčiau ir sveikiau litą persite vėl prie JAV dolerio. Nes dabar, jeigu kalbėsim apie eurą, atlyginimai nepasikeitė, jie perskaičiuoti 1:1. Aš nekalbu ten apie tuos kelių eurų pridėjimus prie minimalaus atlyginimo. Tai jie tuoj pamatys perkamąją galią, kurie važiuoja žemyn. Ir tai yra ne Lietuvos, jau eurozonos visos problema. O eurozonoje euras nepadengtas yra. Ir mechanizmas yra labai paprastas, jis labai pradeda panašėti į Jungtinių Amerikos valstijų dolerio, kai trūksta tai ir išleidžiama. Ir kol kas Eurobankas, Europos centrinis bankas, šitas emisijas daro ilgalaikės 10-15 metų, bet pamačius tą situaciją, kaip, reiškia, dolerio kursas kyla euro atžvilgiu, eurozonoje niekas nebenori investuoti, nes palūkanos mažos. Suprantat, Vokietijos vyriausybės jau kai kurios palūkanos už jų obligacijas jau neigiamos yra. Šveicarija beje prieš keletą mėnesių priėmė įstatymą, kad jeigu nededi į depozitą banke pinigus, tai minus 0,25% metinių už laikymą pinigų banke. Tai va ten link ir einame. Ir niekas nebenori į eurozoną investuoti. Tokia yra realybė, tokia yra situacija. Investuojama. Šiandienos. Jau ne šiandienos, jau prieš pusmetį buvo aiški šitą situaciją. Arba tu plauki kartu su visų tuo laivu, kuriam mes save priskiriam, mes juk ne 50 kelinta tai valstija. Ar bandai ieškoti savito kelio, kurio šiaip jau ne visai sėkmingai, švelniai tariant, ieško rytuose esantis kaimynai. Va, mes kitokie. Bet klausimas, ar čia verta šioje vietoje eksperimentuoti? Žinai, Ginai, tai tada grįžtam prie to, nuo ko pradėjom pokalbį. Susitarkim, ko mes norim. Kas mes esam ir ko mes norim. Bet man nepriimtina, kai valdžia sako netiesą. Reikia tada sakyti, taip, mes, nestojame į federacinę valstybę, bet, tokios aplinkybės, bijom karo, tai dėl to mes pakeliam rankas ir nėra kitos išeities, mes nemokam valdyti šalies ūkio, mes atiduodam visas valdymo funkcijas su visa valiuta, su visom atsargom Europos centriniam bankui. Viskas. Nereikia taip. Bet aš kalbu apie faktus, neutriruoju. Ginai, tai yra įstatymai, tai yra privalomi dalykai. Jie priimti. Lapkričio pabaigoje, gruodžio pabaigoje, niekas iš valdžios jais nesigyrė. Jie priimti, viskas. Ir situacija yra tokia, kiek iš mūsų Europos centrinis bankas pareikalaus,
ar tas stabilumo mechanizmas, tiek mes privalėsim duoti, nors ir neturim. Nu, tai Euras greta to faktas, yra ir saugumo zona. Sutinkate su tuo? kokia saugumo zona, ką tu vadini? Papildomo saugumo zona. Kokio? Finansinio, karinio. Saugumas yra kaip bendra kategorija. Taip, tai yra ir karinis aspektas, nebejotinai, bet jis jau yra pačioje pabaigoje. Mano gilių įsitikinimu, jeigu tu prakiši karą, tai tuomet tik tada atsiranda karinio įsiveržimo pavojus. Bet palauginai, tai dabar šiek tiek žinom apie šiuolaikinės karo priemonės. Jeigu šita aikštelė Lietuva tampa karo arena ir čia grado, atsiprašau rusiškai pasakysiu, ustanovkės pasidarbuoja šiek tiek, kaip pasidarbavo Donecke ir Luhanske. Nesvarbu iš kurios pusės, abi pusės naudoja tą patį. Tai, atsiprašau, bet kas lieka čia šitoje valstybėje? Jeigu kalbus, tada vis tiek mes grįžtam prie politikų atsakomybės. Suprantu, bet šitie argumentai, tai man atrodo, menas yra... Aš tau pasakysiu kitą dalyką. Kodėl Šveicarijos, pavyzdžiui, Šveicarijoje aibė yra paminklų, yra, reiškia, jų premjerui ir kariuomenės vadui, kuris antro pasaulinio karo metais sugebėjo išvengti karo. Be abejo, ten aibė manevrų, aibė, reiškia, matyti sandorių ir su sąžinė, ir su viskuom, bet jį gerbė, todėl, kad išvengė karo. Nebuvo šita šalis okupuota, ten visko buvo, visokių kompromisų buvo, bet jie išvengė, jie gerbė jį atsimena, labai gerbė. O jūs Antaną Smetoną, prezidentą, gerbėte už tai, kad jis išvengė karo ar dėl kitų priežasčių? Taip paprastai neatsakysiu, kaip Šveicarijos pavyzdžių į šitą klausimą. Tai vad matot, kaip pavyzdžiai skiriasi. Taip, skiriasi. Ir patirtis skiriasi. Ir kaip paprastai vienus pavyzdžius o dabar kalbam apie kitą prezidentę, kuri, mano supratimu, atsakomybės nejaučia. O čia jūsų neteisinga nuomonė, o mano teisinga nuomonė yra diametraliai priešinga. Paliekam su neteisinga nuomonė Zigmą Vaišvilą ir padarom pertraukėlę. Audrutė, kuri save vadina Audra, dabar skaitys žinias. Prospektas. Skaičiu jie dar. Paskutinis mūsų pokalbio fragmentas, tikiuosi, jis įvyks ir mes su Zigmu Vaišvila toliau šnekučiuojamės. Jis dėsto įvairius kontroversiškus dalykus, aš jį taisau ir mes taip stengiamės kažkaip čia praleisti konstruktyviai laiką. Juk būtų čia žmonių, kurie sakytų, pirmasis naujųjų metų pasirodymas ir kam reikia pradėti nuo Zigmo Vaišvilos. Juk jisai yra sklidinas tiesiog neteisingų pažiūrų. Ir matome, kaip šaukštą deguto jisai sugeba kažkaip kitas taigi sakytų, kur dėt? Tai nurytų, prisimtų atsakomybę ir gurkštelėtų. O ne, vis reikia surasti tą medaus statinę. Ir jeigu vienai neužtenka, tai dar kažkur vėl deguto ir kitai. Na, žodžiu, toks mentalitetas atrodytų visiškai nekonstruktyvus. Turime eurą ir turėtume dabar tuo instrumentu naudotis ir ieškoti būdų, kaip naudotis efektyviau. Toks būtų konstruktyvus kelias. O neaiškinti, kas galėtų būti, jeigu būtume ir toliau kitaip gyvenę. Tiek to, paliekame tai. Bet man norisi apginti pašnekovą. Originaliai pasielgsiu, bandysiu jį apginti. Aš manau, kad visuomenė vis dėlto turėtų, visuomenė įsisąmoninti. Pasakiau ir pagalvojau, nesąmonė. Visuomenė nėra tas subjektas, kuris gali įsisąmoninti. Grupės tam tikros, tam tikri žmonės, kurie stengiasi atstovauti ir jie sugeba suvokti, kad jie atstovauja tam tikrus sluoksnius, stratas, tam tikras kategorijas. Jie sako, aš galvoju, kad mano rato žmonės masto panašiai ir aš, kadangi turiu galimybę suformuluoti, tai tą ir darau visų tų žmonių vardu.
Tai va tokie žmonės, va jie bandyt turėtų suvokti, jog diskusija yra vis tiek viena iš pagrindinių vertybių. Kuo mažiau diskutuoji, kuo daugiau vienas su kitu bendraudamas nutyli ir sakai, apie tai nešnekama, tie dalykai kažkaip. Kai vyksta tas propagandinis karas, vis tokių dalykų vis daugiau ir daugiau. Ir mane tai iš tikrųjų ir liūdina, ir nervina. Nes pridengti situaciją tai, kad nėra diskusijos, arba tą diskusijų laisvę pakeisti susiklausimu grėsmės akivaizdoje, tai yra ne visai teisingas kelias. Trumpoje perspektyvoje jisai duoda rezultatų, bet ilgesnėje duoda žymiai daugiau žalos. Todėl ir bandome dalintis įvairiom įžvalgom. O gal taip viskas pasisuks, kad Zigmas Vaišvila yra teisus. Maža ką, aš pavyzdžiui visiškai su to sutinku ir va tą kepurę jau esu nusiėmęs. Tiesa? Tai tu labiau ginai, kad dabar skaitau, kas užrašyta jūsų studijoje ant sienos. Laisvoji banga, radijas mąstantiems. Va būtent, tą reikėjo perskaityti laidos pradžioje, o ne pabaigoje. Pertrauką perskaičiau, tai blogiau nuo to neatsitiko. Tai dabar tą, ką norėjai pasakyti, tai praktiškai, ko aš pasigendu, jeigu jau grįžtam prie tos idėjos 25-mečio idėjos ir nebekalbėsim valstybės 25-mečio, kiek jos jau liko. Tai noriu pasakyti paprastą tiesą. Sudėtingas buvo ir tuo metu laikotarpis. Ir nemanau, kad jeigu net lyginam tą Rusijos faktorių, tai Tarybų sąjungos atsakingose pustuose buvo atviri reakcionieriai. Bet gyvenimas mus vertė kalbėtis. Ir su jais, su tais, kurie ten yra. Jeigu mes apsimetame, kad nesikalbėsime ir nespręsime, tai atsiprašau, tai ne požiūris. Aš turiu omeny, valdžios postai įpareigoja elgtis atsakingai. Tu turi šnekėtis ir su draugais, ir su nedraugais. Jeigu tu nesišneki, tu esi, reiškia, tu kažkodėl tą darai. Arba, reiškia, tu esi silpnas žmogus kaip tokiom pareigom, arba tu turi savo interesus. Nes tai yra jau savo interesai. Ar kažkokios siauros grupės interesai, bet ne tautos. Tauta karo nenori. Tauta karo negali norėti, nes tauta yra sveikas protas. Vis tiek jis yra sveikesnis protas, negu tavo ginai mano vieno, ar prezidentės, ar Seimo. Tauta yra tauta, jie jaučia atsakomybę. Kaip aš bijau tų bendrybių, man atrodo, Tai kad gerai, anapusių yra o tai visokia... tu išeik į gatvę į Gedimino prospektą, kurį skelbi ir paklausk. O tai žiūrėk, kas dabar darosi Ukrainoje. Tai to reikėjo? Ir ką, ir bus labai įvairių nuomonių, jeigu jau dabar mes sakysim taip, bet tos nuomonės, kurios sutinka su mūsų požiūriu, tai yra tautos nuomonės, nuomonė, o tie, kurie nesutinka, tai yra atsitiktinių praeivių nuomonė. Va, prie ko veda tokie keisti aš kalbėkim konkrečiai, tie atsitiktiniai praeiviai turi savo sūnus, dukras. Tai ką, mes jūs dusinsim tol, kol jie prieis prie mūsų teisingos nuomonės? Ne, aš noriu pasakyti, kad reikia viską daryti ir garbė, ir šlovės, ir atmintis bus derama tiem, kurie padės išvengti karo. Ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje. Šiandien tu bandai išvengti, o rytoj tave sunaikina. Ir šita pozicija irgi turi teisę egzistuoti. Jinai irgi teisinasi tam tikrais istoriniais laikotarpiais. Aš sutinku, kad yra skirtingos laikysenos, bet nesutinku, kad taip galima apibendrinti ir sakyti, vat visada tokia laikysena duoda teisingų rezultatų. Kartais vengti yra žymiai daugiau žalos atnešantis veiksmas. Žinai, Ginai, jeigu jau taip šnekam, tada šnekam taip tiesiai ir šviesiai. Pagal savo pareigas aukščiausioje taryboje buvau visų pirma krašto apsaugos vidaus reikalų komisijos pirmininkas. Ir aš puikiai žinau ir puikiai atsimenu, su kokiu pasipriešinimu mes prastuminėjom visus įstatymus.
ir krašto apsaugos gynybos, ir policijos įstatymą, ir pasienio, ir vienintelis, kuris laisvanoriškos tos, kai jau prasidėjo sausio įvykiai, savanorių reikalą reguliuojantis įstatymas, prašoko lengviau viso šito situacijoje. Kokios buvo problemos kurti laikinoje gynybos vadovybę ir visa kita. Tai vat visą tą matant, dar pasakysiu, dirbdamas tą naktį paskirtas ministro pirmininko pavaduotojų ir visas jėgos institucijas, kuruodamas pagal savo paskirtį, aš pasakysiu paprastą dalyką. Tos pačios aistros, komunistas, nekomunistas, kagabistas, nekagabistas, reiškia, kremlinis, nekremlinis, visa tai buvo, bet visa tai buvo šitame katile. Ir jeigu nebūtum tu ieškojęs kompromiso, jeigu būtum nuėjęs pačiu pigiausiu keliu, pavyzdžiui, mušė mūsų žmonės ant pasienio, mušė ir muitininkus, ir pasieniečius, ir omonai, ir neomonai, kas netingėjo. Pavyzdžiui, atėjo pas mane Vytautas Šustauskas. Sako, mes ten Kaune viskas tvarkoja, ginklų gausim, Saločio postą mums patikit ir viskas bus tvarkoja, mes jam duosim atkirtį. Ir su Vytautu Šustausku, prašnekėjom gerą valandą kabinete. Ir jisai suprato. Jis ištempė valandą. Jo. Ir aš kantrus ištempėm valandą ir supratom vienas kitą, įsiskyrėm nesusipriešinę draugais. Negalima. Negalima suteikti preteksto provokacijai, kurios tik ir laukia visi. Aš kalbu apie provokaciją. Buvo tam tikras istorijos laikotarpis. Tai koks skirtumas? Tai dabar ginklai šiek tiek tik pamodernėjo, atsakomybė nuo to, kad tu užėmei vadovaujantį postą, niekiek nesumažėjo. Niekiek nesumažėjo. Tai turi tu daryti viską, kad nesuteikti to preteksto tam ginklo nukreipimo į tave. Kalba yra apie visuomenę. Man regis pas mus čia visą laiką perėmė prie abstrakcijos. Aš paėmiau labai konkretų pavyzdį, konkrečią asmenybę ir Vytautas neįsižeis, aš manau, kad aš paminėjau šitą faktą. Bet nepabėkim nuo konkrečių dalykų. Ir dabar kalbėkime apie konkrečius dalykus. Jeigu buvęs Seimas, buvusi vyriausybė praktiškai nesišnekėjo su niekam iš Rusijos, tai čia pavyzdys apie buvusią kadenciją. Kalbu. Kubiliaus vadovaujama vyriausybė. Tai čia pavyzdys? Čia ne pavyzdys. Bet arbitražo reikalai susijęs su Gazpromu, tai toj kadencijoje prasidėjo. Taip, be dujų klausimų yra dar aibė kitų. Aš suprantu, bet kartais pašnekesys gali būti tokia forma, tiesa, ir po to gali duoti šiokių tokių rezultatų. O gerai, 9 metų gruodis, kai vilkikai sustabdomi Rusijos pasienyje. Taip? O kada jie buvo nestabdomi, aš taip nelabai prisimenu. Sakykim, ne visada buvo stabdomi. Ir jeigu šnekam konkretų labai dalyką, vėl konkretų pasakysiu pavyzdį. 92 vasaris kovas. Sustabdyti tarp valstybiniai naftos tiekimai į Mažeikių naftą. Sustabdyti, nors sutartis yra, galiojant ir visa kita. Ir ne problema buvo aiškintis su Rusijos vyriausybė, ir tą dariau pats asmeniškai. Ir išsiaiškinta buvo. Aišku, ėmėmės priemonių. Mandagiai pasakėme, kad, žinot, vis tik yra mūsų rankos ir toks instrumentas kaip elektros energija. Kaliningrado sritis vienintelis maitinimas tuo metu buvo čia, iš Lietuvos. Dar kitus argumentus sudėliojom, kiek įmanoma ir viešumą padarėm. Ir suprantat, nuradom tą geranorišką sprendimą, įjungiam Latvius, su Latvijais labai greitai žaibo tiesiog per savaitę kitą padarėm minimalų pertvarkymą, jie užpirko tam tikrus įrengimus Ventspilio uoste, mes Mažeikių naftoje ir šiek tiek Biržų naftotikai pertvarkyti. Ir mes pasakėm, jeigu taip jūs elgsitės, tai Ventspilyje mes priimam tanklaivius ir per Biržus į Mažeikius. Ir visą tai padėjo visi tie argumentai, bet reikėjo šnekėti, supranti, Ginai. Aš nematau. Kalbat kaip kokios organizacijos LRSSA atstovas, vadovas, Lietuvos Rusijos savitarpio supratimo asociacija.
O jūs kaip nors turite kokios... O gyvenimas vertė, vat sustojo naftos tiekimas į Mažeikius. Tai čia vėl mes kreipsimės į jungtinės tautas, kad išspręstų šitą klausimą. Bet čia yra iš tikrųjų bendrosios politikos reikalai. Na taip. Tiesiog pasikeitė politika nuo to laiko. Jeigu galima buvo tam tikrų metų, tam tikrus instrumentus naudoti, ypač Jelcino Rusijos laikais, galima buvo tam tikrus instrumentus naudoti. Tai antrojo Putino laikais šitie instrumentai neveikia. Nu, tiesiog nefunkcionuoja. Labai puikus, Ginai, ne tau adresuoju, bet labai puikus pretekstas nusiplauti. O tu pabandyk. Pabandyk kalbėtis, pabandyk spręsti konkrečias problemas. Ir aš tau dar pasakysiu, o 9 metų sustojimas. Taip, bijojo dėl mūsų valdžios požiūrio, bet kas iš valdininkų vykti į Maskvą. Kai galų gale nuvyko, man atrodo, kitas veterinarijos institucijos vadovas, jau atleistas, tuoj pat po šitų įvykių. Ir kai jis, o ne ministras Žemės ūkio rado sprendimą, atrado dalykinį sprendimą, 9 metai Europos Sąjunga, prezidentė Grybauskaitė, kuri užsipuolė mūsų vežėjus ir gamintojus, o ne Rusija iš karto po sustabdymo Kalėdų proga. Tai šitie žmonės rado... Simpatija prezidentai, matau, tiesiog, ką dabar darys? Atsiprašau, neminėsiu švento vardo, daugiau pasistengsiu iki laidos galo. Atsiprašinėti nereikia, nes bet faktas, išsprendė ir žmogus buvo atleistas, nes matai, ne ministras išsprendė. Tai klausimas yra toks, ar išsprendimo klausimas, ar kažkokių garbės antpečių klausimas yra svarbiau valstybėje. Gerai, bet čia mes tuščiuotai... Žinai, tu pats pasakei, nueikim nuo abstrakcijų apie tautą. Keičiasi metodai. Ašgi nesakau, kad reikia būtinai konfrontuoti, nepriklausomai nuo situacijos. Tu gerai, bet Butkevičiaus vyriausybė neišsigando su Gazpromu šnekėtis ir susitikti. Kubiliaus vyriausybė pačiom paskutiniam dienom pradėjo tą. Ne, teisingai. Tai reiškia galima. Yra įmanoma ir spręsti. Neįmanoma, o būtina reikia. Būtina. Gerai, pakeiskime modalumus. Yra dalykų, kurių žmonės, kurie yra išrinkti ir po to paskirti ir turi tam tikrą prievolę rūpintis valstybę ir joje gyvenančiais piliečiais negali vengti. Sutinku su tuo. Reikia kažkaip pagal situaciją vadovautis. Ir taip toliau. Nedaug čia laiko liko, tu kažkaip apibendrinti. Apibendrinti, vėlgi, pradėjus nuo to, nuo ko mes čia ir atsispyrėm, 25 metis. Daug jau laiko prabėgo, jau galima sakyti, valstybė vis tiek, 25, moderniais laikais Lietuva nebuvo tiek laiko savarankiškai besitvarkanti. Ten kiek, 19 metų buvo, ir vėlgi reiktų atmesti tam tikrus metus, kur buvo ta valstybinė statyba, tarkim, esi trumpesnis laikas. O dabar mes jau turime tam tikrą laikotarpį ir iš tikrųjų galima būtų tvirtinti. Ir matyti tokių bus ir nemažai, kurie sakys, kad tai yra kone pats perspektyviausias laikotarpis per visą Lietuvos egzistavimo laikotarpį. Istorinį. O dabar galima daugiausiai nuveikti. Instrumentų yra daugiausiai. Yra pavojų. Demografija, imigracija, įvairūs dalykai susiję su taip sakant, asimiliaciniais procesais. Yra ir tokių tendencijų, bet yra ir daug labai instrumentų. Euras vėl vienas iš instrumentų. Bet Ginai, jis ne mūsų rankose, jau kaip instrumentas. Aš nepik, bet pataisysiu šitoje vietoje. Vėlgi, mes neturėjom kaip mūsų rankose esančių instrumentų. Nieko panašaus. Kai mes buvom susijęti... Nesutinku. Aš pasakiau gyvą pavyzdį, kaip galima buvo krizės laikotarpiu naudoti tą instrumentą. 8, 9, 10 metais. Kodėl mes, kaip tu pats sakai, Balcerovičiaus ir kitų idėjų nematėm? Tam vieninteliai mes čia tokie protingi buvom. Latvių žinom, iš kur skolinasi. Aš tiesiog bandau šitą zoną apibrėžti kaip instrumentų ir galimybių erdvę. Ar sutiktumės tokią interpretaciją, kad vis dėlto reikėtų žiūrėti į perspektyvą, į galimybę dabar jau turimą tą erdvę kažkaip struktūrinti ir užimti joje kiek įmanoma geresnę poziciją. Taip, aš sutinku su taktiniais sprendimais, vėlgi darau nuolaidą.
Galbūt tam tikrose vietose reikia daugiau bendradarbiavimo, mažiau priešstatos. Tvarko, čia yra detalės, dėl kurių galima ginčytis, kaip tą realizuoti. Bet iš tikrųjų, bendra nuotaika turėtų būti pozityvi. Mes turime dabar galimybių ir jomis reikia naudotis. O ne kalbėti apie tai, kad mes jas vis prarandam ir prarandam. Galbūt kažką prarandam, bet kalbėkime apie tai, ką įgaunam. Ir tada tas pokalbis ir jūsų rytojus spaudos konferencija bus žymiai konstruktyvesnė. Jūs gal iš karto dabar sugalvosite, kad kitus žmonės reikia kviesti greta. Ne, kviečiu visus draugiškai. Draugiškai. Tai aš noriu pasakyti ir palinkėti visų pirma, kadangi jau gavom dovaną eurą, tai palinkėti tų eurų kiekvienam iš mūsų ir pačiam ir kiekvienam žmogui jų, kad būtų kuo daugiau. Bet, vis tiek, Ginai, nepakeisi nei mano nuomonės, nei fakto. Faktas yra tas, kad aš nenuomonę siūlau keisti, aš siūlau keisti perspektyvą. Mes nevaldom šito instrumento. Tai tokia yra realybė. Gravitacijos irgi nevaldom. tą turim turėti omeny tiesiog ir viskas. Gravitaciją mes naudojamės, mes jos nevaldom. Mes galim bandyti gravitacijos lauke įvairiai gyventi. Čia jau yra gamtos dėsnis. O euras ir federalinė sąjungos struktūra tai jau yra susitarimo reikalas. Nebūtinai nuo gamtos dėsnių priklauso. Susitarimai yra nemažiau stipriai veikiantis negu gravitacija. Ir jeigu mes į tai atkreipiam dėmesį, tai tuomet bandom susiklošiusią situaciją gauti, jūsgi patgi siūlo, taip, bendradarbiauti, ieškoti konstruktyvių sprendimų. Ir ieškom nuo Briuselio koridorių iki, Maskva nėra kelių, ten tik tai yra, sakė, darogi į duraki. Kaip Algirdas Brazauskas buvo proteguojamas, jis geriau žino Kremliaus koridorius. Tai aš norėčiau, kad tokių argumentų nebūtų. Aš norėčiau, kad visų pirma vėl grįžtam prie to paties, Ginai, turėkim savo nuomonę. Ir žinokim, ir susitarkim, ko mes norim iš to mūsų gyvenimo. Ir tada bus lengviau, tada nereikės vienas kito kaltinti, tada nereikės pyktis, tada bus geranoriška kalba, diskusija. To norėčiau aš palinkėti visiems. Bet, faktas yra faktas, tas, kas įvyko. Dabar nuo sausio 1. Bet tokio nepasitenkinimo yra. Aš jau dabar kaip psichoterapeutas. Nepasitenkinimas, tai normaliai yra reakcija. Toks melancholiškas nepasitenkinimas. Kažkoks neįvertinto žmogaus toksai, gal jums trūksta kokią medalio. Gavat medalį? Ordiną? Turit ordiną? Jo, nepriklausomybės medalį esu gavęs. Ordiną tokio, kokį turit? Ne. Už valstybės stiprybę. Neturi tokio ordiną. Kur tą reikia daryti? Arba reikia dirbti tą linkmę, arba vis dėlto reikia paprašyti. Nemoku tą linkmę dirbti. Kodėl? Valstybės tvirtinimo linkme reikia dirbti. Žmonėms, kurie apie tą valstybę galvoja. Taip, bet dirbti ne dėl medalio gal reikėtų. Ordino. Ordinas yra įvertinimas, kuris eina paskui. Po to jo nebegali. Ir čia kiekvienamgi savo. Kažkam duoda Georgijų, kažkam duoda Vytį. Priklausomai nuo nuopelnų. Bet mūsųgi koks uždavinys, pagrindinis, kažkaip vis tiek perspektyvas atverti. Aš irgi galvočiau galbūt labiau minoriškai, bet ne tik nauji metai, bet ir apskritai tas elgesys viešoje erdvėje. Jis įpareigoja. Tu pašneki su savimi ir sakai, visi, ir neišverčiama žodžių žaismas. O po to išeini į erdvę ir sakai, taip, galbūt. Bet yra ir kitų dalykų. Ir tie dalykai turi kažkaip įkvėpti, suteikti horizonto pojūtį. Kam dabar čia blogai taip jau labai? Aišku, aš norėčiau, kad vis dėlto premjeras iš bankomato būtų išėmęs 100 eurų banknotą, o ne 10. Bet ką dabar darysi? Ne viskas dar prarasta. Ir dar neišsinuomoto iš Vokietijos banknotą, o bent sąrašas. Baisus žmogus. Klausykit, kadangi čia jau įsiveržė audra, ne audra, pirmą kartą mes matome štai šitą žmogų, aš jį pristatysiu kiek vėliau, jisai skaitys žinias. Gintaras Bleizgys, taisyklingumas, eilėraščių rinktinė. Mėgstate eilės? Sprendžiant iš jūsų melancholiško tokio nusiteikimo, eilės yra, man yra tamsu, yra ilgos žiemos, yra kelionės be pabaigos, yra žvaigždės. Bėgu ir bėgu,
neperšviečiamais plotais. Nežinau, kodėl pasirinkau būtent šitą fragmentą. Yra kita Bet knyga. toj vietoj aš norėčiau pasakyti šviesu ir už lango, ir balta. Tai yra gražu, tai yra geros nuotaikos preliudija. Ir gerų Mavo, metų. tačiau jums netyčia išėjo. Netyčia. Filipas Fischeris. Paprastos akcijos ir nepaprasti pelnai. Ir kiti apmąstymai. Čia yra apie visokius dalykus, kurie galėtų paneigti tai, ką tik šnekėjote. Ką renkatės? Ar Gintarą Bleizgį su taisyklingumais, šiek tiek minoriškais, bet gal atsiversite, jums pavyks. Ar vis dėlto Filipą Fischerį su nepaprastom akcijom ir nepaprastais pelnais? Traukti burtus, matyt, reikia. Nereikia. Čia, Nereikia, kaip jo. sakėte, kauliukai jums nepadės. Nors aš Kodėl? Tai šventai tikiu, gal- kad tai yra gal- demokratinė O kodėl ne? Taip, demokratinė, susitarėm dėl žaidimo taisyklių ir nėra ko Ir kaltinti. metam tą kauliuką. Tai ką Ir dabar nėra ko darote? kaltinti. Dešiniai rankoje. Dabar sukiečiu rankas, kairiai dabar pelnai. Tai gal ir nuo pirmojo dešiniai pradėkim. Bleizgys. Nu, kur? Pradėkime nuo pirmojo. Gintaras Bleizgys. Taip. Taisyklingumas keliauja. Ne visai taisyklingai mąstyčiam neskaičiau dar. pašnekovui į rankas. Tai va, Tai ačiū dėl to jums. reikia taisytis. Sėkmės Ačiū. jums jūsų darbuose, daugiau optimizmo jums šiais metais. Stengsimės. Ir daugiau jum. tokio konstruktyvumo. Nu, kažkaip pažiūrėkite į tai, kad medaus statinė kartais gaila su to degutu maišyti. O ką jūs vadinat medaus statinę? O, prasideda. Čia jau pokalbio pradžia. Ačiū. Zigmas Vaišvila buvo su mumis, o dabar savo žavių balsų mus visus nudžiugins. Tikiuosi, kad tos žinios irgi tokios pat bus. Birutė Budginaitė. Likite visi su Laisvąja banga.